Rikis ir Cecilija sportuoja. Skruzdėliukas Rikis nekantravo sportuoti ir susiradęs savo namuose sportinius ryškiai žalius šortus, greitai atskubėjo į Cecilijos kambarį. Ten jo jau laukė Cecilija, paklojusi sportinį kilimėlį vienoje kambario pusėje, o kitoje kompiuterio minkštos gumos kilimėlį, kuris puikiai tiko skruzdėliukui pagal jo ūgį. Mergaitė įjungė sportui tinkančią, nuotaikingą ir ritmišką muziką. Ji atsargiai pagarsino grojančią dainą ir mostelėjo skruzdėliukui ranka, leisdama suprasti, kad jis stotųsi ant savojo kilimėlio ir pasiruoštų pirmajam pratimui. Mergaitė parodė skruzdėliukui, kaip teisingai reikia atlikti viso kūno, rankų, liemens, nugaros, pečių, kojų tempimo pratimus. Būtina gerai apšilti, kad nesusižeistum, tai labai svarbu. Atlikus apšilimą, galima pradėti sportuoti. Pirmas pratimas, kurį atliko mergaitė, buvo šuoliukai su mostais rankomis į šonus. Rikis šokinėjo neritmiškai, kaip kamuoliukas, sukdamas rankas į visas puses, bei kratydamas galvą į šonus, vartydamas akis, kišdamas liežuvį ir leisdamas keisčiausius garsus. Mergaitei pradėjus kitą pratimą, kojos tiesų kėlimą prie ištiestos rankos, Rikis atliko kojų spyrius kaip kovotojas ringe iš tolimųjų rytų. Jis nepataikė į ritmą ir vis painiojo, kurią koją ranką reikia tiesti ar kelti. Rikis iš šono atrodė taip, lyg jį būtų užpuolęs bičių spiečius. O jis, bandydamas apsiginti nuo jį užpuolusių bičių, spardė ir mojavo rankomis. Rikio chaotiškas šokinėjimas ir spardymas mojuojant rankomis bei keistas galvos kratymas mergaitei pagaliau atsibodo. Ir ji nutarė pamokyti Rikį taisyklingai sportuoti. Cecilija sustabdė grojančią muziką ir atsisukusi į Rikį paprašė jos paklausyti. Riki, man atrodo, kad tu netaisyklingai atlieki pratimą. Negali būti! Aš sportuoju kaip čempionas! Žiūrėk, kaip aukštai aš galiu iššokti! Palauk, Riki, tarė mergaitė. Sporte svarbiausia yra koncentracija ir ritmiškas taisyklingas pratimų atlikimas. Tau nelabai sekasi tinkamai pakelti ar nuleisti koją, tu net negali pataikyti į ritmą. Aš tau turiu pasiūlymą. Darykime pritupimus ir skaičiuokime, kad išmoktume sportuoti vienodu ritmu. Ką manai? Na gerai, pabandykime, atsakė skruzdėliukas. Tai tu dabar daryk pritupimus, o aš skaičiuosiu iki 10. Ar pasiruošęs? Aišku, kad pasiruošęs! Skaičiuok! Aš tuoj pat padarysiu tuos atsitupimus! Cecilija pradėjo skaičiuoti, o skruzdėliukas greitai ir žvaliai pritupinėjo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuomet atėjo metas skaičiuoti Rikiui, o Cecilija darė pritupimus. Rikis stipriai ir giliai įkvėpė ir pradėjo skaičiuoti. 1, 2, 3, 4, 5, 3,
4, 6, 2, 3. Palauk, skruzdėliuk, pasakė Cecilija. Tugi skaičiuoji ne iš eilės. Kaip tai ne iš eilės? Viskas iš eilės, atšovė skruzdėliukas. Bet kuomet tu suskaičiavai iki 5, staiga grįžai vėl į 3, o po to peršokai į 6. Jokio nuoseklumo. Jeigu tu taip nenuosekliai skaičiuosi, aš atliksiu ne 10 pritupimų, o 40 ar net 100. Gal. Na, bet aš nieko negaliu padaryti, nes aš pametu mintį. O kodėl tu ją pameti? Paklausė mergaitė. Na, aš užsimirštu, nes vis galvoju apie desertą. Ar teisingai supratau, tęsė mergaitė. Kuomet tu skaičiuoji, imi galvoti apie saldumynus ir užsimiršti skaičiuodamas skaičius? Na tai žinoma, aš galvoju, kaip būtų neblogai kažką skanaus suvalgyti. Atsimenu, kad mačiau tavo spintelėje šokolado plytelę ir keksiukų. Skruzdėliuk, sportuojant negalima galvoti apie maistą. Sportuojant reikia dėmesį sutelkti į judesius, kvėpavimą ir taisyklingą pratimų atlikimą. Be to, reikia galvoti ne apie maistą, o apie sveikatą, jėgą ir apie užplūstančią energiją. Palauk. Kai aš suvalgysiu desertą, pavyzdžiui, 3 keksiukus su šokolado gabalėliais, mane irgi užplūs neapsakoma energija. Čiagi tas pats. Ne, skruzdėliuk, sportas ir valgymas negali būti tapatinami. Tai 2 atskiri dalykai ir geriausia, kai juos darai atskirai. Na gerai, bet man mintis užplūdo būtent apie tai. Aš pabandysiu susikoncentruoti, bet nežinau, ar man pavyks. Skruzdėliuk, man kilo idėja. Kai skaičiuosi, tu įsivaizduok, kad taip pat darai pritupimus, o dar geriau gali daryti kartu. Pabandom? Na gerai, kuomet skaičiuosiu, aš irgi darysiu pritupimus. Gal tada iš tikrųjų taip negalvosiu apie maistą. Ir skruzdėliukas pradėjo skaičiuodamas daryti pritupimus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kadangi skruzdėliukas skaičiuodamas kartu su mergaite darė pritupimus, nesuklydo nei karto ir puikiai suskaičiavo iki 10. Be to, kartu padarė dar 10 pritupimų. Cecilija pasidžiaugė, kad skruzdėliukui pavyko suskaičiuoti nesuklydus iki 10 ir dar kartą padaryti 10 pritupimų. Atlikę keletą nesudėtingų pratimų, mergaitė su skruzdėliuku nutarė treniruotę pabaigti. Tuomet pažvelgė pro langą ir pamatė, kad lauke labai stipriai lyja. Cecilija pasiūlė Rikiui eiti į vonią ir išsimaudyti duše, tačiau šis atšovė, kad jis visai nesušilęs, nes treniruotė jam buvo vieni juokai. Tada mergaitė pasiūlė skruzdėliukui išplauti po pusryčių plautuvėje paliktus indus. Skruzdėliuk, aš einu praustis į dušą ir truksiu 10 minučių, o tu suplauk indus virtuvėje. Ar gerai? Gerai, man čia vieni juokai. Tuoj pamatysi, kaip visi indai blizgės. Dar ir staltiesę galiu nuvalyti. Entuziastingai šūktelėjo Rikis. Na gerai, susitiksime greitai, tarė mergaitė ir išėjo į vonią. Skruzdėliukas, užlipęs prie indų plautuvėje, pamatė, kad ten prikrauta nemažai lėkščių ir suprato, kad tai bus nelengva užduotis. Oi, koks nelengvas darbelis jo laukia.
Tada jam staiga šovė mintis. Palauk. Jeigu lauke lyja, tai kam čia be reikalo leisti tą vandenį ir eikvoti mano sukauptą energiją? Aš galiu tas lėkštes padėti ant palangės arba kur nors ant laiptų ir tegul plauna lietus tos indus. Kaip sakė, taip ir padarė. Skruzdėliukas greitai atidaręs langą, ištempė ir sudėjo visas lėkštes ant palangės, šalia suguldė įrankius, o lietus dideliais lašais krisdamas iš dangaus po truputį juos plovė. Po 10 minučių lėkštės ir įrankiai buvo išties švarūs. Cecilija, grįžusi iš vonios kambario, pamatė keistą vaizdą. Skruzdėliukas sau švilpaudamas vaikštinėjo kambario viduryje, o indai bei valgymo įrankiai buvo sudėti ant palangės. Ir buvo visi švarutėliai. Na, skruzdėliuk, ar išplovė indus? Paklausė ji. Žinoma, kad išploviau. O kodėl lėkštės ir indai sudėti ant palangės? Na, žinai, man čia tokia mintis šovė. Kodėl aš turiu plauti indus? Lietus lyja, tegul jis ir išplauna. Va, ir išplovė. Matai, viskas švaru. Ach, tu gudruoli, turiu pripažinti, kad tikrai originalu. Gudriai tu čia sugalvojai. Na, žinai, aš pagalvojau, kad plauti indus plautuvėje man truputį pavojinga. Jeigu aš papulčiau patekančio vandens srove, tai mane gali nuplauti kaip tą maisto likutį į kanalizaciją. Aš pamaniau, kad tai bus daug paprasčiau ir saugiau. Dabar tik reiktų visus indus ir įrankius nusausinti. Na, bet čia tai jau tu padaryk tą darbą, o aš eisiu pas savo draugą kurmį Povilą. Jau seniai jo nemačiau. Skruzdėliukas Rikis staptelėjo prie lango, mostelėjo ranka ir, atsisveikinęs su mergaite, išskubėjo pasimatyti su savo draugu kurmiu. Ta dieną skruzdėliukas Rikis ir mergaitė Cecilija daugiau nebepasimatė ir užsiėmė savo reikalais, tačiau jų nuotykiai ir istorija tęsėsi kitą dieną. Apie tai sužinosite kitoje pasakoje. O dabar aš jums sakau iki pasimatymo ir iki kitų susitikimų su Cecilija ir Rikiu.